Kalėdų stebuklas ateina, kai tikime ir laukiame širdimis, kupinomis gerumo ir dėkingumo. Kalėdų laukimas visada atneša džiaugsmą, šviesą ir ramybę. Jis apipintas vaikų juoku, suaugusiųjų šypsenomis ir šilumą, kuri suvienija visą bendruomenę. Šiandien esame čia tam, kad akimirką sustotume kartu. Į mūsų bendrystės šventę atvyko ypatingi svečiai – Kalėdų senelis ir Mažeikių rajono savivaldybės merė Rūta Matulaitienė. Pasitikime. Labas vakaras visiems susirinkusiems į išskirtinę metų šventę. Mėlieji, visus metus aš jūs stebėjau ir labai džiaugiausi, kaip keičiasi jūsų erdvės, kaip puoselėjat savo miestą. Kiek kūrybos liejosi iš jūsų ir visa tai javėjo už Mažeikių, už Lietuvos ir į kitas šalis, į kitus kraštus. Noriu šiandien pasakyti, kad linkiu jums, kad žiemos laukimas sniego tai nėra. O ar jūs norit sniego? Kad būtų sniego pusnis, kad būtumėt laimingi, kad slydės, rogutės teiktų jums džiaugsmo. Mieloji merė, juk esat laiminga, kad šitiek yra bendruomenės narių, kurie puoselėja jūsų viltis. Jie laukia viltingo jūsų linkėjimo. Labas vakaras, mėlieji. Nepaprastai džiugu matyti jūs taip gausiai susirinkusius į mūsų Mažeikių eglės įžiebimo šventę. Žinote, laikas bėga nepaprastai greitai. Baigėsi dar 1 metai. Ir netrukus pradėsime galvoti, ką padėti ant kūčių stalo, ant kalėdų stalo. O kur dar laukia dovanų pirkimas? Juk kiekvienais metais išrinkti dovanas darosi vis sudėtingiau. Bet žinote, mano mėlieji, aš galvoju, kad pačios brangiausios dovanos yra dėmesys savo artimiesiems, nuoširdi šypsena, apkabinimas, geras žodis. Todėl aš jums nuoširdžiai linkiu, kad šiemet per šias kalėdas gautumėte kuo daugiau tokių dovanų ir kuo daugiau patys jų padovanotumėt. Šiltų, žmogiškų dovanų, kurios ateina iš širdies ir nueina į širdį. Na, o šį vakarą linkiu pačių geriausių, gražiausių emocijų ir jau kalėdinės nuotaikos. Ir aš galvoju, kadangi jau palinkėjau senelį kalėdinės nuotaikos, mūsų žmonėms gal jau būtų ir pats metas įžiebti kalėdų eglę. Mieloji merė, man taip pat, kaip kalėdų seneliui, buvo sunku išrinkti jums dovaną. Nuo senų laikų lietuviai garbino laimę, džiaugsmą ir prie savo namų durų dažniausiai buvo prisegama pasaga. Mieloji, šitą švytintį pasagą tegu lydi jūs visus 2026 metus ir tegu jums dovanoja viltį, laimę ir bendruomeniai sutarimo ir džiaugsmo. Ačiū labai, seneli. Mieloji, užeikit dabar už šitos stebuklingos pasagėlės. Šitie 2 džentelmenai padarys su jumis stebuklą. Man atrodo, kad laikas įžiebti eglę. Skaičiuojam.
kalėdiniai naktį, laikrodis sustos, ledas spindinčioj pily, smaigės tyliai šoks, paukščių takas ves tave į stebuklų slėnį, ten, kur miega užburta sniego karalienė. Paslaptingoj šaly, ją prižadint gali, ledo ašaros ištirps ir pikti gerai išnyks. Visi kartu. Sniego karalienė, šioj kalėdiniai naktį, tu sušildyt ją gali, ledo ašaros ištirps ir atmerš šaltas akis. Sniego karalienė, ledo užburtoj pily, smuikai tyliai gros, atsibodo su tavim. Karalienė šoks, paukščių takas ves tave į stebuklų slėnį, ten, kur miega užburta sniego karalienė, paslaptingoj pily. Tu ne vienas esi, vieną kartą per metus jūsų jums žvaigždžių lietus. Visi kartu garsiau. Sniego karalienė, rytą sapną išsklaidys, tik širdį išliks viltis, bet žiema vis tiek sugrįš, vėl atmerks savas akis. Sniego karalienė. Labas vakaras. Mažeikiai, padarom triukšmą! Į jūsų miestą artėja ir atėjo va štai tokia graži eglutė, atėjo šventės, reikia džiaugtis, padarykim didelį triukšmą ir plojimų! Bet reikia, kad jūs visi dainuotumėt garsiai, garsiai, tada viskas išsipildys.